esmė šitos paskaitos yra, aš tiesiog noriu, kad daugiau žmonių būtų laimingi. Ir man atrodo, kad laimė prasideda visų pirma nuo to, ką tu darai didžiąją dalį savo dienos. Ir pavyzdžiui, esate tikriausiai visi girdėję, matę suaugusių žmonių, kurie tiesiog grįžta namo, nusikalę, nepatenkinti, pavargę, ne? Tiesiog nieko nenori, nieko negirdi, žodžiu šakės. Ir taip iš esmės dažniausiai yra dėl to, kad tiesiog žmogus daro visą dieną tai, kas jam nepatinka. Įsivaizduojate, jeigu jūs 8 valandas per dieną sėdėtumėt savo ofise ir prie popierių dirbtumėt ar prie kažkokio tai Excelio lentelių ir jums tiesiog nepatinka tas. Įsivaizduojat, visą dieną taip sėdėt. Vienas dalykas, kai mokykloje nepatinka, bet jūs nesėdėt ten taip ilgai, jūs su draugais susitinkat, jūs pažaidžiat, kažką paveikėt, telefonuose pasėdėt, vis tiek kažkiek turit įdomybių. Bet suaugęs žmogus darbe, jis beveik to neturi, jis tiesiog visą dieną turi sėdėti ir dirbti ir pristatinėti ir art. Ir va tas labiausiai žmogų ir išvargina, kai jis daro tai, ko jis nemyli. Tai vat mano tikslas yra įvesti jūs į tam tikrą, pavadinkim, mąstymo būdą, kuris padės atpažinti, kaip rasti veiklą, kurią jūs mylit. Ir kaip tą veiklą užsimti ir kaip iš jos pabandyti bent jau padaryti karjerą. Nes tai nėra garantuota, bet kai kuriems žmonėms labai pavyksta ir aš tikiu, kad visi iš tikrųjų gali tą. Tiesiog reikia tam tikrų žinių ir tam tikros praktikos. Tai koks yra žmogus, kuris užsima mylimą veiklą? Tikriausiai esat girdėję tokius veikėjus, kurie sako, jums reikia dirbti daugiau, reikia daugiau stengtis. Ta prasme, jūs per mažai darbo įdedat ir tie žmonės, kaip sakant, sako, reikia varyt. Tai žinot, kokie žmonės taip kalba? Tie, kurie užsima veiklą, kurią jie myli. Ir dėl to jie gali visą dieną tą daryti. Visokiausi genijai, ar ne? Kodėl genijai taip myli savo tos mokslus ir tas savo paskaitas ir tos savo darbus? Dėl to, kad jie užsima tuo, ką jie myli. Ir kai tu užsimi tuo, ką tu myli, kas atsitinka, tu iš tikrųjų net nepavargsti. Tas yra įdomiausia, kad kai tu darai tai, kas tau yra, kaip sakant, duota Dievo, ką tu darai pagal savo talentus, tu nepavargsi. Tu gali visą dieną tą daryti, nes ta veikla tau suteikia energijos. Ir aš pats, ta prasme, kai tą supratau, man buvo toks visiškas lūžis galvoj, tai kodėl aš dirbu darbus, kurie mane vargina, jeigu aš galiu dirbti darbus, kurie man suteikia energijos. Ta prasme, mylima veikla yra kelias į laimę, nes tu visą dieną gali daryti tai, kas tau patinka, ir tau tai suteiks energijos, ir tu grįši namo, ir tu būsi nepavargęs, tu būsi laimingas, tu būsi laiminga, tu norėsi su artimaisiais bendrauti, tu norėsi su draugais bendrauti, tau dar liks energijos hobim, tu norėsi sportuoti. Kitaip sakant, tu grįžti namo pilnas jėgų, tu nepavargsti per dieną, jeigu tu darai tai, ką tu myli. Ar ne? Ir vėlgi, o tie žmonės, kurie užsima tiesiog darbais, tiesiog karjerom, tiesiog dalykais, kad pinigus užkaltų, nes taip liepia mama, nes taip liepia tėtis, pavyzdžiui, studijos, ar ne? Jeigu ne jūsų studijos pasirinktos. Jeigu tėtis sako, aš noriu, kad tu būtum ten advokatas. Ir sūnus, nu gerai, būsiu advokatas. Kodėl? Nes tėtis sakė. Aš turiu pažįstamą, kurio mama reikalavo, kad jis būtų teisininkas, ir jis įstojo į teisę. Ir vos tik jis baigė teisę, jis iš karto metė visus tos darbus ir dabar jisai dirba kažkur autodetalių pardavėjų. Jis antiek nekenčia teisės. Pažįstu žmonių, kurie nuėjo studijuoti į mediciną, nes norėjo ten giminės, mama norėjo, ar ne, ten dar kažkas norėjo. Nuvarė į mediciną, prastudijavo 6 metus, pirmas, kaip sakant, laikas rezidentūrai. Rezidentūra tai kai mokinys, studentas eina į ligoninę pasipraktikuoti ir pamatė kraują, suprato, kad aš negaliu to pakelt. Ir viskas. Ir žmogus 6 metus gyvenimo išmetė ir suprato, kad aš turiu nešdintis iš čia, nes aš negaliu to pakelt, aš negaliu kraujo pernešti. Ir dar baisesnę istoriją turiu. Viena pažįstama, jinai irgi studijavo mediciną, išėjo į rezidentūrą ir kraujo jinai nebijojo. Bet žinot, kas ją atbaidė? Ją atbaidė senukų kvapas. Rimtai. Ta prasme, aš negalėjau patikėti, bet jinai sakė, aš tiesiog negalėjau to kvapo pernešti. Ir aš bandžiau, stengiausi kažkaip persikvalifikuoti, kažkaip pagalvoti, gal čia kažkas su manimi negerai. Viskas su ją buvo gerai, tiesiog nekentė to kvapo. Tai esmė, kai tu darai dalykus ir darbus, kurių tu nemyli, tavo gyvenimas irgi nemielas pasidaro. Tai tiesiog reikia to vengti ir reikia žmonėms žinot, kad kiekvienas turi tą mylimą veiklą, tiesiog jums reikia ją atrasti, jums reikia pradėti su ją veikti ir ją daryti. Ir dabar yra pats geriausias laikas jums, nes jūs jauni, jūs turite daug energijos, jūs galite labai greitai mokytis. Ta prasme, aš jau negaliu taip greit mokytis, kaip aš mokiausi, kai man buvo, tarkim, 17-16 metų. Tada man informacija ėjo va taip labai lengvai. Dabar man reikia stengtis, dabar aš turiu atsakomybių, dabar mokesčiai, nuomos, įvairiausi kiti įsipareigojimai, bet jūs to neturite. Jūs dabar geriausias jums laikas ieškoti, eksperimentuoti ir žaisti su tuo gyvenimu, ir ieškoti savęs, ir ieškoti tų mylimų veiklų. Tai nuo ko prasideda tos mylimos veiklos paieška? Tai tikriausiai visi žinot, kad yra toks dalykas kaip talentai, ne?
Ir dauguma masto, kad talentai yra susijęs su kūryba, su menais. Kad talentai tai yra gražiai piešiu, gražiai šoku, gražiai groju ir taip toliau ir panašiai. Bet realybė yra ta, kad čia yra labai siauras mąstymas ir jis ta prasme visiškai pamiršta krūvą kitų talentų, kurie labai stipriai pasimato, kai tu būni vyresnis. Ir pavyzdžiui, vienas pačių svarbiausių talentų, kai tu esi vyresnis, tai yra gebėjimas komunikuoti. Ar tu sugebi aiškiai reikšti savo mintis, savo tikslus, savo norus kitiems žmonėms. Nes nėra nieko blogiau negu nesusikalbėjimas. Ir žinokit, aš nejuokauju, bet kompanijos labiausiai nukenčia dėl to, kad jos tiesiog nesugeba savo viduje tvarkingai susišnekėti tarp skirtingų padalinių. Vienas padalinys sako, mes padarysim šitą užduotį, kitas padalinys tikisi, kad čia jų užduotis, tada jie būtų daro tą patį darbą, padaro vieną versiją, padaro kitą versiją, tada tarpusė susipyksta, tada turi direktorius veltis, jis sako, tai kodėl jūs švaistot kompanijos laiką ir pinigus. Žodžiu, komunikacija yra labai svarbus įgūdis, žiauriai svarbus. Tada kitas įgūdis yra, ar tu sugebi kito žmogaus išklausyti, ar ne? Nes kas dažniausiai būna? Kažkas šneka, jo, ir žmogus pasako pusę sakinio ir mes jau turim atsakymą galvoj. Aš jau noriu pasakyti, aš jau noriu, atsakyti to tą mintį, o žmogus dar net nebaigė kalbėti. Tai ką aš bandau pasakyti, kad talentų yra labai labai įvairių. Ir vien tik tai kūrybiniai talentai, jie yra labai siauras rytis, kurioje tikrai ne visi turi to šviesos, bet kiekvienas žmogus mano akise tikrai turi talentą, kuris atsiskleidžia anksčiau ir vėliau. Ir manau, kad labai svarbu yra tą talentą kaip įmanoma anksčiau pastebėti ir pradėti su juo žaisti. Vienas iš talentų tai tikriausiai yra fiziniai talentai, ar ne? Pavyzdžiui, gebėjimas labai gerai sportuoti, būti labai stipriu, labai atkakliu, labai gera plaukikė, pavyzdžiui, Meilutytė, ar ne? Jinai yra neįtikėtina talentė plaukime ir jinai pasaulio čempionė ir nieks negali jos pralenkti, nes jinai neįtikėtina talentą tam turi. Bet čia yra fizinis talentas. Jinai nėra labai nuostabi kažkokia piešėja, jinai tiesiog neįtikėtinai fiziškai stipri. Tai vat ką noriu jums pertikti su šita skaidre, ar ne, kad talentai yra labai įvairiapusiški ir kiekvienas žmogus turi talentus. Ir mano nuomonė, geriausia apie talentą yra galvoti, kas mane išskiria iš draugų tarpo, kas mane išskiria iš kolegų tarpo, kuo aš išsiskiriu, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, neseniai kalbėjau su Lietuvos mokinių sąjungos atstovais, nes aš irgi jiems panašius klausimus uždaviau, aš jums irgi šitą prezentaciją parodysiu, bet jūs pirmieji, kaip sakote, jums labiau pasisekė negu jiems. Ir kai aš tai šnekėjau, tai labai aiškiai pasimatė, kad kai kurie nariai yra labai geri organizatoriai, ar ne? Jie turi organizacinio talento. Kiti turėjo talentą, ta prasme, labai gerai valdyti tiesiog visą minę. Atsiranda chaosas, atsiranda šnekėjimai, atsiranda, kaip sakant, triukšmas, puikiai žinote visą tai, ar ne? Ir staiga aš matau, kaip viena mergaitė idealiai visus suvaldo, idealiai. Tai jinai tam talentą turi. Suprantat? Tai ką aš bandau pasakyti, talentų yra labai labai daug, jie labai labai įvairūs ir kiekvienas iš jūsų juos turit. Tikrai kiekvienas. Tiesiog reikia praplėstą mąstymą apie tai, kas tas talentas yra. Ir bent jau mano apmąstymais, mano paieškose atsakymas atėjo būtent tas, kad talentas yra tai, kas tave išskiria iš kitų. Ir kai tu pastebi tą dalyką, pabandyk jį patirinėti, pabandyk su juo kažką nuveikti, pabandyk su juo pažaisti, pasižiūrėk, ar tau tai malonu, ar tau tai faina. Ar ne? Ir jeigu tave tai užkabina, jeigu tau tai patinka, daryk tai ir toliau. Aš, pavyzdžiui, mokykloje man labai patikdavo bendrauti, bet aš tada dar nelabai gerai mokėjau, bet man žiauriai patiko tas. Ir aš, kaip sakant, didžiausias džiaugsmas mano mokykloje buvo ne mokytis, o bendrauti žmonėm, realiai. Ir aš tai gerokai vėliau supratau, kad aš talentą tam turiu, bet tas atėjo, kai man buvo gal 29 metai. Įsivaizduojat? Aš mokykloje, būdamas 16 metų, žinau, kad man labai patinka bendrauti, bet kad čia talentas bendrauti, aš supratau tik tai, kai man 29 buvo. Tai mano tikslas, kad jūs tą kelionę įveiktumėte daug greičiau nei aš ir aš pasistengsiu jums perteikti visas pamokas, kurias aš išmokau, kad jums nereikėtų to kartoti. Okay? Tai va, tai judam toliau. Kitas dalykas, tai yra, kai tu randi savo talentą, sekantis klausimas, ką tu su tuo talentu darysi. Ar ne? Jo, jūs gerai matot? Gerai, ok. Ok, tai aš čia stoviu už lempos, kad jūs viską matytume. Nes talento raiška yra labai labai svarbus dalykas dėl to, kad kai kurie žmonės turi talentus, bet nieko su jais nedaro. Ir aš asmeniškai turiu ne vieną klasioką, kuris su savo talentu taip nieko ir nenuveikia. Kitas dalykas, talentus galima naudoti labai kūrybiškai ir labai neįprastai. Ir duosiu jums pavyzdį, ar ne? Tarkim, tas, kas turi gerą klausą,
dažniausiai asocijuojamas su tuo, kad tas vaikinas ar mergina, žinai, kad yra geri muzikantai, kad bus, ar ne, kad gerai mokės groti ir panašiai, nes gera klausa muzikoje yra labai reikalinga. Bet yra labai įdomus toks fenomenas, pavadinkim, kad geriausi mechanikai variklių, jie irgi turi labai gerą klausą. Žinot kodėl? Nes kai geras mechanikas prieina prie variklio ir ima jo klausyt, jis iš karto išgirsta, kas varikliui negerai. Jis girdi tam tikri guoliai neteisingai, diržas neteisingai įtemptas, kažkoks barškėjimas yra, kažkokie tai netitinkantis garsai, ten purkštukai normaliai neveikia. Ir kiekvienas tas gedimas turi savo garsą. Ir tas mechanikas, kuris turi labai gerą klausą, jis gali būti žymiai efektyvesniu negu kitas žmogus, kuris neturi geros klausos. Tai dauguma mechanikų, kurie yra labai legendiniai, auksarankiai, jie turi ir labai gerą klausą. Tai tas talentas, jis gali būti panaudotas labai įvairiapusiškai. Ir kitas atvejis, kai žmonės iš talentų nenaudoja. Ir pavyzdžiui, mano laidoj 2012 metais, kurioje baigėm, buvo vienas vaikinas, kuris buvo neįtikėtinai stiprus. Jis buvo tiesiog kaip neandertalietis, kaip gorila kažkokia. Jis žmogiškas, aukštas, viskas ten gerai atrodo, bet jis buvo tiek stiprus, kad visi tiesiog negalėjo patikėti, ant kiek jis yra pranašesnis už visus kitus. Ir jisai visus rekordus mokyklos turėjo. Ir jis net nesportuodavo, nei truputį. Tie, kurie sportuoja, negalėjo su juo pasilyginti. Jis turėjo tiesiog fizinį talentą tam. Ir buvo labai juokingas dalykas, kad apie jo jėgą sklido, kaip čia pasakyti, legendos į kaimus aplinkinius, į vienkiemį ir panašiai. Ir tiesiog kartais būdavo, kad atvykdavo žmonės, kurie norėdavo su juo, biškį pasimušti, įsitikinti, ar jis tikrai toks stiprus. Ir buvo juokas juokais, bet jis jiems visą laiką kaulus duodavo, bet jis nebūdavo piktybinis, jis tiesiog jį puola, jis ginasi. Ir kaip sakant, jam taip gerai sekės, kad galiausiai visi tą baigė, nes jis tiesiog ant tiek gerai mokėjo apsiginti save ir kitus, kad tiesiog jo legenda buvo tokia sukurta. Bet kur aš lenkiu? Aš lenkiu į tai, kad jis galėjo būti labai geras boksininkas, jeigu jis būtų tą pasirinkęs daryti. Nes jis tikrai buvo neįtikėtinas. Bet jis tiesiog jis nusprendė, kad jam to nereikia. Jis nenori tų muštynių, jam nepatinka ir jis tiesiog gyvena gerą šeiminišką gyvenimą su savo šeima ir vaikais. Suprantat? Tai čia pavyzdys, kai tu turi talentą, bet tu jo neišnaudoji. Ar ne? Ir tai nebūtinai blogas, nes aš nežinau, ar jam būtų apsimokėti tos, ringus ir muštis. Galbūt jisai būtų gavęs daug pinigų, bet galbūt jis būtų susigadinęs savo sveikatą. Tai su tais talentais reikia, kaip sakant, pasirinkti juos, kaip juos teisingai panaudoti, ar ne? Nes talentas, jis tau padeda tam tikroje srityje būti geresniu už kitus. Tam tikroje srityje jis tau padeda išsiskirti iš viso aplinkui esančių žmonių. Ir kai tu esi geresnis už kitus tam tikroje srityje, tu iš karto gali tapti, kaip sakant, matomas. Tu iš karto gali tapti labai geidžiamas kaip specialistas, kaip žmogus. Ir tada visi matys, žiūrėk, šitas žmogus labai geras čia ir tau automatiškai pradeda eiti įvairiausi pasiūlymai. Tau automatiškai pradeda eiti galimybės. Tau automatiškai atsiveria įvairiausios durys, kurių tu prieš tai nematei. Ir tas įmanoma tik tada, jeigu tu išnaudoji savo talentus. Ir kaip jau sakiau prieš tai, talentai yra patys įvairiausi. Talentas bendraut, talentas komunikuot, talentas išklausyt, talentas parduot. Šitas labai svarbus vėlesniam gyvenime. Kai tu saugęs tampi, parduot save, parduot savo, kaip sakant, ypatybės, tai yra žiauriai svarbu ir labai gaila, kad to mūsų nemoko. Nes kiekvienas darbo pokalbis, kurį turėsit gyvenime, jis yra apie tai, kaip aš sugebu save parduoti. Ar aš sugebu save pateikti geriausiam spalvom. Ar aš sugebu pasakyti savo stipriausias pusės, ar aš jas sugebu komunikuoti raiškiai. Ne? Tai va. Ir dabar noriu truputį dėmesį atkreipti iš tą skaidrę. Ir čia yra iš esmės tas mano 12 metų kelionė link mano mylimos veiklos. Ir kaip aš savo talentų ieškojau 12 metų iš esmės po mokyklos baigimo. Ir kodėl aš taip ilgai užsimaliau visame tame. Ir aš tas pamokas noriu šiandien jums perteikti kaip pavyzdį, kurio galbūt nereiktų daryti, kad jūs galėtumėte savo talentus rasti greičiau ir iš tų talentų sukurti mylimą veiklą. Nes kas dar, vieną mintį noriu pasakyti, kiekvienas žmogus turi ne vieną talentą, kiekvienas žmogus turi keletą talentų. Jų yra įvairių ir jų yra pakankamai daug. Tai va, tai kaip man viskas atsitiko, ar ne? Aš savo, kaip sakant, mokyklą baigiau 2012 metais, Birštono gimnaziją, man sekės mokslai, man buvo lengva, man tiesiog visi mokslai sekėsi, nes aš mokėjau mokytis. Aš dabar tą suprantu, bet tada man atrodė, kad aš labai protingas ir tipo, kad čia kažkoks mokslininkas būsiu, nes man sekas mokytis, ne? Bet kas buvo įdomiausia, kad nepaisant to, kaip man gerai pamokose sekdavosi, kai aš nuvažiuodavau į olimpiadas, aš visą laiką būdavau per vidurį. Vidutiniškas, nei gerai, nei blogai. Bet aš tada nesupratau, kad čia yra tas tikrasis palyginimas. Bet aš jums papasakosiu, apie ką tai yra. Ir žodžiu, kai aš baigiau mokyklą, aš įstojau į nanotechnologijas ir į genetiką. Nanotechnologijas išbandžiau, man tai nepatiko, buvo per daug sausa, aš norėjau daugiau gamtos mokslų, ar ne? Ne vien tik tai tiksliųjų, nes nanotechnologijos tai chemija, matematika, visi tie dalykai. Aš paskui perstojau į genetiką, išsilaikiau,
biologijos egzaminą, nes man tiesiog buvo lengva mokytis. Ir kai aš įsilaikiau tą biologijos egzą, įstojau į genetiką, aš ten supratau vieną dalyką iš antro karto, kad aš nesu kažkoks mokslininkas. Aš pamačiau tikruosius žmonės, kurie bus mokslininkai. Ant kiek jiems įdomu, ant kiek jie įsitraukia, ant kiek jie domisi visais dalykais po universiteto, po paskaitų, laisvo laiku. Aš tuo tarpu laisvo laiku eidavau į būrelius, bendravau su žmonėm, dalyvavau visokiausiuose renginiuose. Man tas buvo įdomu. Bet tie žmonės, tie tikrieji mokslininkai, jie ten neidavo. Jie tiesiog kaldavo tą mokslą toliau, nes jis jiems buvo neįtikėtinai malonus, jie nepavargdavo. Aš tuo tarpu padarydavau visišką, kaip sakant, tiek, kiek reikia ir keliauju toliau į kitus dalykus. Ir aš taip supratau gerokai vėliau, kad mokslas iš tikrųjų nėra mano stiprioji pusė. Man tiesiog sekas mokytis. Ir aš buvau per vidurį ten. Aš nebuvau ypatingas ten visiškai, žinokit. Ir ką aš galvojau, reikia kažkur kitur eiti. Ir tuo metu turėjau draugą, kuris dailės akademijai mokėsi. Jis buvo architektas, jis vis dar yra architektas, labai geras draugas mano, ir aš jį dažnai lankydavau. Ir mes eidavom kartu į bendrabutį, bendraudavom su kitais menininkais, eidavom visokius renginius, aš net laikydavausi dailės akademijos paskaitose kaip laisvas klausytojas, antiek man ten patiko. Ir aš galvoju, viskas, reikia stoti į dailės akademiją. Jo? Tai aš, kaip sakant, turėjau pusę metų iki sekančių stojamųjų, aš pradėjau ruoštis tiems stojamiesiems ir paprastai pasiruošti jiems užtrunka 2 metai, kartais metai, man užteko pusės metų. Nes aš tiesiog labai greitai supratau, kaip jiems reikia pasiruošti ir kaip reikia mokytis, kad tu juos patektum. Man tiesiog sekas mokytis. Ir kas atsitiko tada, aš įstojau į dailės akademiją, į tą dizainą, ten kaip ir norėjau. Bet kas atsitiko, aš vėlgi labai greit pastebėjau, kad žiūrėk, aš labai vidutiniškas ten. Tie kiti mano grupiokai, kurie atėjo iš ten įvairiausių meno mokyklų, kurie visą gyvenimą ten Čiurlionkiai mokėsi, Čiurlionio meno mokykla, viena geriausia Lietuvoje, aš pamačiau, kad aš su jais negaliu lygintis, nes jie tiesiog žymiai geresni už mane. Ir aš dar kartą supratau, kad vizualai ir ta dailė ir tas menas ne mano talentas vėlgi. Bet, kaip sakant, praėjo pusę metų, aš supratau, ką jie daro, aš supratau, kaip reikia tas paskaitas mokytis, daryti, ten mokytis programom, sukurtą gražų vizualą, aš tą išmokau per pusmetį, bet aš žinau, kad aš nesu ten ypatingas. Bet aš mačiau, kad man patinka mokslas, man patinka inžinierija, man ten įdomu, aš galvoju, galbūt aš čia už juos geresnis, ne? Nes už juos aš buvau geresnis, tikrai, nes jie buvo neįtikėtinai vizualų žmonės. Tada aš, kaip sakant, keliavau į praktikas visokiausias. Ir radau tokią praktiką tokiam startupe, jie gamino novatoriškus, inovatyvius dviračių laikiklius, kad dviratį galėtum vertikaliai pastatyti. Aš pradėjau su jais dirbti, ar ne? Galvojau, čia padarysim kažką inžinieriško, čia padirbėsim, patikrinsiu savo tą inžinierinį potencialą. Ir ką aš ten supratau? Kad aš vėl vidutiniškas. Kad ten nėra mano kažkokio talento to inžinieriui. Man jinai išeina, aš ją suprantu, bet aš ten vidutiniškas. Nes tiesą pasakius, man net nebuvo taip įdomu skaičiuoti milimetrus tarp varžtelių, žiūrėti, koks plienas yra naudingesnis, ar 3 mm, ar 3,5 mm. Man tas buvo tiesiog, ne mano dalykas. Ir ką aš bandau pasakyti? Kai tau kažkas neįdomu, kai tavęs kažkoks dalykas netraukia, neįtraukia ir neužkabina tavo dėmesio, tu niekada nebūsi ten geriausias. Nes yra žmonių, kuriuos tai veža, yra žmonių, kuriuos tai įkvepia. Ir tie žmonės tiek įdės daug darbo į tai, kad tave pralenks 100 kartų. Ir jeigu jie dar ten talentą turi, viskas, tu niekada negalėsi su jais pakonkuruoti. Nu ir ką, baigiau aš tos mokslus dailės akademijai, man ten visai patiko, buvo faina, buvo įdomu. Pradėjau dirbti baldų kompanijoje, Narbutas. Ir ką, ir aš greitai ir tos prie inžinierijos prisiliečiau, jinai buvo tokia paprasta, vidutiniška, tai man ten gerai sekės ir vizualų pakūriau, ir su klientais bendravau, ir su kolegom daug šnekėjau, kas man buvo įdomiausia dalis iš tikrųjų, šnekėti su kolegom, bendrauti su jais, išgirsti jų istorijas, perpasakoti kitiem, bendrauti su klientais man labai patiko. Ir aš labai greit supratau, kad žiūrėk, man biški nuobodu tas paprastas darbas, nes aš jį išmokau per pusmetį ir jis kartojas, ir aš supratau, kad reikia kažką kito daryti. Tai aš pradėjau galvoti, o ką aš galiu pasiūlyti šitai kompanijai. Ir mes labai greit supratom, kad jų prezentacijos yra pakankamai primityvios, neįdomios. Klientui informacija perteikta, bet jinai perteikta neįdomiai. Tada aš nusprendžiau, davai sukūrėm kažką naujo. Ir aš tada sukūriau tokią paslaugą, kuomet video žaidimą panaudoji kurti prezentacijai apie klientų ofisą. Iš esmės aš sukūriau video žaidimą, kuriame klientas kaip savo ofise gali pasivaikščioti. Jo baldai, jo medžiagos, jo išplanavimas, jo dizaino sprendimai. Klientam labai patiko. Ir aš tą variau, vienus metus, antrus metus, kol galiausiai man truputį išsisėmė, nes jau mačiau, kad nelabai yra kur šitoj konkrečius ir augti. Tada aš perėjau iš Narbuto į Narbutas International, dar didesnė kompanija. Mes kūrėm ateities ofisus, kuriuos galėtume virtualus ateities ofisas, kur galėtume parodose parodyti, kokie mes inovatyvūs, įdomus ir faini. Ir aš ten, kaip sakant, visai man gerai sekės, šiaip gerai sekės, bet atėjo tam tikras laikas ir aš tenais irgi supratau, kad aš pasiekiau savo ribas ir man, kaip sakant, nebeužtenka to.
Aš pagalvojau, gerai, aš kuriu kažką panašaus į video žaidimą čia, davai aš varysiu į tikrą video žaidimo kompaniją ir pažiūrėsiu, galbūt man ten patiks. Ir aš ten nuvariau ir ten žiauriai greitai supratau, kad video žaidimų kūrimas visai ne man. Ir supratau, okei, tai dar vienas, kaip sakant, bandymas atrasti save, kuris niekur nenuvedė. Nu gerai, galvoju, ką toliau daryti. Tada galvojau, galbūt pabandysiu su menais kažką, su skaitmeniniu menu, nes kaip matot, aš čia mėgstu papaišyti, visokie, žinai, paišeliukai, visa kita. Man tas labai faina. Galvoju, nueisiu pas tikrus skaitmeninius menininkus, kurie dirba su neįtikėtinais projektais, pažiūrėsiu, kaip man su jais seksis. Ir aš dirbau kompanijai pastarai pusmetį, kuri kūrė, esat matę Angelų takais Čiurlionio tą VR filmą? Tai va, tai kas matė, tai ta kompanija dabar kūrė antrą dalį ir jinai bus paleista gruodžio pabaigoje jau. Tai aš irgi prie to projekto dirbau pusę metų. Ir ką aš pastebėjau iš karto, kad palyginus su tais menininkais, aš žiauriai vidutiniškas. Dar vieną kartą, kad jų tarpe aš išsiskyriau tik tuo, kad aš buvau labai universalus, kad aš galėjau ir bendrauti, ir šnekėti, ir prezentacijas daryti, ir ta prasme apimti labai didžiulį darbų amplitudę, pačių įvairiausių. Ir reklamą pagaminti, ir pašnekėti su kažkokiais užsakovais, ir ta prasme paderinti įvairius dalykus, kad čia buvo mano stiprybė. Ir galiausiai po pusės metų aš irgi iš ten išėjau, nes tiesiog pamačiau, kad čia irgi nėra mano ta vieta, kur aš turėčiau būti. Nu ir ką? Ir kaip sakant, 12 metų taip ir greit prabėgo. Ir mane kas varė visą šitą laiką, kad aš tiesiog labai gerai mokėjau mokytis kažkokius tai dalykus. Man sekėsi išmokti naujų dalykų ir dėl to kad ir kur aš papuoliau, aš greit perpratau ir aš tiesiog pradėjau tą taikyti. Tai čia buvo mano tas talentas. Aš nebuvau talentingas mokslininkas, aš nebuvau talentingas mene, aš tiesiog greitai mokiausi, aš greit mokėjau mokytis. Ir dėl to man kilo ta iliuzija, kad aš čia kažką galiu šitai srity padaryti. Tai va, tai mane, kaip sakant, varė mano įgūdžiai. Bet vėlgi, atkreipkite dėmesį, ką aš sakiau pačio pradžiai. Talentas yra savybė, kuri jūs išskiria iš kitų žmonių ir padaro jūs geriausiais. Padaro jūs išskirtiniais. Ir jeigu jūs kažkurioje srity vidutiniškas, sorry, bet tikriausiai čia nėra jūsų talento. Ir aš tą išmokau, man 12 metų reikėjo išmokti šitą pamoką. Tai liūdna, bet džiaugiuosi, kad aš galiu jums dabar tą pasakyti, nes kartais žmonės ant savo įgūdžių užsisėdė dešimtmečius. Ir taip, darydami kažkokius darbus, jie tiesiog būna nelaimingi visą savo gyvenimą. Ir duosiu pavyzdį. Tas, Mona, ta kompanija, kuri kūrė Angelų takais antrą dalį, Pasaulio sutvėrimas beje vadinasi. Ta kompanija turi draugą tokį bendrą, kuris irgi dirba su žaidimais ir jisai buvo menininkas, ar ne, bet vienu metu jis gavo progą būti meno direktorium, art director tam tikroje kompanijoje. Ir jis gauna atlyginimą ten kelis kart didesnį, jo pareigos kitokios, jis negali kurti gražių dalykų, bet jis gauna labai daug pinigų. Ir sako, ir kas buvo įdomiausia, kad aš tą žmogų sutikdavau kas mėnesį maždaug ir aš pažiūrėdavau, kaip jis laikosi. Jisai sako, čia nusipirko ten Porsche naują, ne, ten paskolą būtui pasimė kažkokią labai fainą, bet kai tu žiūri į žmogų, tu matai, kad jis nelaimingas. Jis uždirba daug pinigų, bet kiekvieną kartą jis vis nelaimingesnis. Vis daugiau rūko, vis daugiau geria, vis labiau nenori eiti į ofisą. Ir sako, ir po pusės metų aš su juo kalbu, sakau, blemba, seniai, kaip tu gyveni? Sako, aš nekenčiu savo darbo. Aš sako, aš pusę valandų išeinu, kad aš rūkyčiau, kad man nereiktų ten eiti. Jis uždirba labai daug pinigų, jis turi įgūdį tą darbą atlikti, bet jis žiauriai nelaimingas. Suprantat? Tas vat ir yra, kad jeigu tu ne ant savo talento darai kažką, ar bent jau hobio neturi su savo talentais po darbo, sorry, bet laimės tikriausiai bus mažai. Vieniem daugiau, kitiem mažiau, bet laimingas gyvenimas nebus, jeigu darai tai, ko tu nemyli. Ir dar kartą pasikartosiu, visi ten tie milijardieriai, visi ten tie milijonieriai, kurie ten sako, kaip aš myliu savo darbą, kaip aš ten galiu visą dieną dirbti, jie daro tai, ką jie myli. Ir tik dėl to jie pasiekia tokių rezultatų, nes jie dirba ties tuo, kas jiems nuolatos suteikia energijos. Nes atsimenat, kaip sakiau, mylima veikla suteikia energijos, tu ją darai ir tu vis įsikvėpi per naują. Tikrai. Ir galiausiai, sakau, per 12 metų aš išmokau, kas iš tikrųjų mano talentai yra. Ir kaip sakiau, žmonės talentų turi daug, ne vieną. Kiekvienas jūsų turit krūvą talentų, kuriuos jūs galite naudoti įvairiausiam kombinacijom, įvairiausiam situacijom. Matai, normaliai? Ok, jie ką tai sakyk? Nes visi turi talentų. Ir maniškiai, pavyzdžiui, yra smalsumas. Šitas labai yra įdomus ir keistas iš vienos pusės, nes man natūraliai, aš nuoširdžiai, aš visko domiuosi, man viskas įdomu, bet man viskas įdomu, kalbant apie visumą. Man neįdomu detalės, pavyzdžiui. Tik kaip aš sakiau inžinieriui supratau, kad man žiauriai nepatinka domėtis, kokiu varžtu, kad čia įsukt, kokio storio turi būti plienas, man neįdomu, bet man įdomu, kaip viskas veikia, man tas įdomu, ar ne? Ir tas smalsumas padeda, kaip sakant, visose srityse pamatyti visumą ir ją greit išmokti ir tada atrodo, kad tu supranti, ką tu darai. Ir iš tikrųjų supranti, ką darai, nes pasakysiu paslaptį.
Aš jūsų nematau kaip mokinių, aš jūs matau kaip jaunus žmonės, kurie iš esmės 90% darbų galėtume dabar dirbti. Jums reikėtų kokius 100 valandų praleisti prie kažkokios buhalterijos, prie kažkokio tai administracinio darbo, prie to paties, kaip sakant, kad ir tos variklius, jeigu norėtumėte išmokti remontuoti, jums nereiktų tiek daug valandų. Jūs juos labai greit perprastumėt, nes kiekvienas darbas jis pasikartoja. Tu darai tą patį per tą patį. Ir kai tu supranti šitą dalyką, kad tau nereikia ten netgi kai kurių ten studijų baigti, kad tu galėtum dirbti pardavėjų, kad tu galėtum dirbti administratorium, tai atsiveria visai kitos galimybės. Todėl aš jūs matau kaip jaunus žmonės, kurie iš tikrųjų galite jau dabar pradėti ieškoti savo kažkokių tai svajonių, savo, kaip sakant, mylimos veiklos. Ir net jeigu jūs dabar paleisite į darbą, jūs tikrai puikiai ten susitvarkytumėt, aš jums galiu prisiekti tą. Nes jeigu atsiminsit, pavyzdžiui, kai pažiūrit kažkokius tai amerikiečiai, bent jau mano laikais tai daug amerikiečių buvo, kurie būdami 14 metų įkūrė kompaniją, kurimi būdami 15 metų tapo ten milijonieriais visokius. Ir aš atsimenu, tada aš žiūrėjau ir galvojau, kas per velnias, kaip taip gali būti. Tai va, aš pasakysiu, kaip taip gali būti. Jūs būdami dabar turit visus įgūdžius reikalingus pradėti praktiškai bet kurį darbą. Aišku, su išimtim medicina, ten iš tikrųjų reikia daug mokytis ir daug žinot. Su moksliniais darbais, ten iš tikrųjų reikia labai daug žinių turėti ir labai daug mokytis, bet didžioji dauguma darbų nėra medicina ir moksliniai darbai. Dauguma darbų yra pakankamai lengvai padaromi, tikrai. Ir jeigu jūs dar sugebėsite atrasti darbus ir veiklas, kurios pagrįstos jūsų talentais, jūs būsit ne tik sėkmingi, bet jūs būsit ir labai laimingi tame. Ir ką dar pamiršau paminėti, kai tu darai veiklas, kurias tu myli, pavyzdžiui, ką aš dabar darau. Aš ne dėl pinigų tą darau, šiaip mes sutrim, kad man už kurą sumokės, nes aš į Vilniaus atvariau, bet daugiau aš nieko neprašiau, nes aš tiesiog mėgstu daryti šitą dalyką, nes aš gaunu energijos iš to, suprantat, nes tai, kai tu myli, tu tiesiog esi užsidegęs, tau šiurpai eina, nes tu gali turėti galimybę tuo užsiimti, tai yra žiauriai fainas dalykas. Ir kas fainiausia, kad sakau, aš paskui grįšiu namo ir aš būsiu visiškai pailsėjęs, aš niekiek nepavargsiu nuo šito, nors aš šnekėsiu, žinokit. Tai jeigu nusibos, sakykit, bet bus ir praktinė dalis, bet mylima veikla padaro jūsų gyvenimą laimingu, žinokit, iš tikrųjų. Tai va, ir mylima veikla atsiranda, kai jūs atrandat savo talentus. Tai čia maniškiai, jo? Aš, pavyzdžiui, mėgstu pasakoti istorijas. Man irgi žiauriai tas patinka. Aš labai mėgstu klausyti istorijų, todėl aš jau spėjau su keliais žmonėm pakalbėti. Vat su nuostabia moterim pakalbėjau, kurie 3 sūnus užaugino, įsivaizduojat? 3 sūnus užauginčia šakės. Ta prasme, wow, aš dar su ja norėsiu pakalbėti, kaip jai pasisekė. Nu, sakau, aš tiesiog mėgstu klausyti istorijų. Ir vat, kai tu randi tos savo talentus ir imi ant jų daryti savo ateitį, nu, tu būni laimingas žmogus. Tai ką aš padariau su visais tais talentais dabar, ne? Tai mano pirmasis dalykas, tai aš padariau savo podcastą ir jis vadinasi Laimės teorija. Ir jo idėja yra labai paprasta. Aš kalbu su jaunais žmonėm arba žmonėm, kurie neseniai pradėjo savo veiklą kažkokią, kurie ieško savo laimės recepto, ar ne? Kurie, kaip sakant, nori sukurti kažką geresnio, sukurti tai, ką jų širdis jiems sako sukurti. Ir mes turim, kaip sakant, šitie žmonės įkūrė savo teatrą Lietuvoje, įsivaizduojat? Jie savo teatrą padarė. Rankų šešėlių teatrą. Lietuvoje tokio ne vieno nebuvo. Kas gali sugalvoti sukurti teatrą? Rankų šešėlio. O jie vat sugalvojo. Aš kalbinu žmonės, kurie savo festivalį kūrė. Pažįstat žmonių, kurie savo festivalį sukūrė? Tas yra šakės. Ir visi žmonės kažką, tas vyrukas kairiai pačioje, jisai buvęs karininkas, jisai įkūrė savisaugos mokymus, vyram, moterim, ta prasme. Nu, žodžiu, kai žmonės daro tai, ką myli, nu jų tam tikra energija sklinda, kuri pritraukia kitus žmonės, žinok. Tas irgi yra labai įdomu. Kad jei tu darai tai, ką tu myli, čia kažkokia metafizika, aš negaliu to paaiškinti, bet tiesiog žmonės natūraliai pas tave ateina. Tai apie tai vat yra tas mano podcastas. Aš darau tai, ką aš myliu ir aš nežinau, nes kiekvieną epizodą man suredaguoti, paruošti mažiausiai 8 valandos darbo. Ir aš jau 14 paleidau, dabar 15 bus šią savaitę ir aš nei centų iš to neuždirbau ir man visiškai dzin, nes man gera tą daryti, nes man gera išgirsti, kai žmonės paskui pasako, žinai, Andriau, aš paklausiau to žmogaus ir jis mane taip įkvėpė. Bet neseniai viena draugė pasakojo apie tai, kaip jinai Naujojo Zelandijoje keliavo. Tada aš kalbėjau su kitais žmonėm, kurie sako, blemba, aš taip bijau į Naujojo Zelandiją keliauti, nes aš negausiu vizos, nes man nepasiseks, nes aš nežinau, kas bus. O aš sakau, klausyk, aš turiu pažįstamą, kuri nukeliavo į Naujoją Zelandiją, kuri gavo vizą lengvai. Sakau, pabandyk gauti tą vizą, pažiūrėk tą podcastą. Nu čia su šitą merginą mes kalbėjom, būtent apie Naujoją Zelandiją. Ir tada ta kita draugė, jinai sako, nu gerai, pažiūrėk tą podcastą, parodė mamai ir mama sako, Indrė, aš džiaugiuosi, kad tu man parodė tą podcastą, nes ta mergina pasakė, kad nesvarbu, kur tu keliauji, tu palieki dalį savo širdies. Ir sako, ir tai yra labai labai gražu. Ir aš supratau, kad man dabar lengviau gyventi ir lengviau keliauti, nors aš bijojau.
nes aš nesuprasdavau dalykų, bet sako, jos pasakojimas mane įkvėpė. Ir Indrė man tą pasakė ir paskui Indrė pateikė paraiškas gauti vizai į Naują Zelandiją ir jas va taip pagavo. Ir dabar Naujoje Zelandijoje, jinai ten savo svajonę įgyvendina. Dėl to, kad aš podcastą darau. Amazing. Tiesiog. Aš įkvėpiau ją imtis to veiksmo, suprantate? Tai kai tu darai tai, ką tu myli, tiesiog neįtikėtinas dalykas vyksta. Tai va. Tai kai randi tą mylimą veiklą, ar ne, ateina klausimas. Ką aš toliau su juo darau, nes už dyką suaugęs žmogus negali daryti dalykų, nes tu turi mokėti mokesčius, tu turi, kaip sakant, pats save išlaikyti, nuomą ir taip toliau ir panašiai. Ir iš esmės, kai randi tą mylimą veiklą, tada lieka 3 keliai. Mano nuomonė. Kurt verslą, daryti iš jos karjerą arba užsiimti meistrystę. Šitas įdomiausias. Būti meistru tos srities, ar ne? Taip pat paprasčiausias dalykas tai yra sukurti karjerą. Arba bent jau jis atrodo paprasčiausias. Ir papasakosiu istoriją iš gyvenimo, ar ne? Ką dar prieš tai noriu pasakyti, nesvarbu, kurį iš jų pasirinksit, jeigu jūs darysit su mylima veikla, jūs būsit sėkmingi ir finansiškai, ir morališkai, ir visai kitaip. Ir dabar tiesiog pavyzdžių duosiu apie visus šitos 3 dalykus. Tai, pavyzdžiui, karjera, kuo jinai išsiskiria, kad realiai tau nereikia per daug galvoti, ką tau daryti. Tau pasako, ką daryti. Tu gauni užduotis iš kitų žmonių. Tau nereikia pačiam rūpintis, tau nereikia pačiam ieškoti. Dažniausiai. Tau tiesiog pasako, padaryk tą. Ir jeigu tu labai gerai tą darai, jeigu myli tą sritį, tau labai gerai ten seksis ir galiausiai atsiras kitų galimybių, kurios leis tau uždirbti ir dar tų pinigų ir geresnės sąlygas, gal daugiau laiko ir panašiai. Ir dabar istorija apie tai. Jo? Draugas mano, Paulius, jisai metais vyresnis, baigė Birštono gimnaziją. Įstojo į KTU į elektros inžineriją. Galiausiai specializavosi su rielininko specialybė, kuri atrodo taip, gal ir ne kažką, bet jam patiko, nes rielininkas jis yra žmogus, kuris vyksta elektros objektus, į pastotės, į elektros visokias sistemas, ir jis yra tas žmogus, kuris patikrina, ar visa sistema yra saugi. Nes elektros sistemoje labai svarbu, kad atsitikus kažkokiam tai elektros išlydžiui ar kažkokiai klaidai, kad sistema išsijungtų ir tie elektros trumpi jungimai nepersikeltų į visą likusią sistemą. Jis tą daro, žodžiu. Jis pradėjo dirbti lietuviškoje kompanijoje vienoje ir sako, ir aš iš karto pamačiau nuo pat pirmų mėnesių, kad kai kurie mano kolegos, kurie dirba 10 metų, 20 metų, kad jie nesigaudo savo darbuose. Įsivaizduojat? Ir jisai sakė, aš per pusę metų viską išmokau, viską sužinojau, pradėjau dirbti ir po pusės metų man davė tokį atlyginimo pakelimą, nes mane kitos kompanijos, sako, pradėjo ieškoti manęs po pusės metų. Nes jie matė, kad aš gerai dirbu, jie matė, kad man gerai sekasi. Jis sako, davai, teik pas mus, sumokėsiu tau tiek ir tiek. Sumokėsiu tau tiek ir tiek. Ir galiausiai jis per pusę metų pasikėlė atlyginimą, nes jam patiko jo darbas, jis buvo įsitraukęs į visą tą veiklą. Praėjo dar keli metai, jis dar tą atlyginimą pasikėlė, kol galiausiai jis tapo labiausiai apmokamų specialistų kompanijoje. Ir kai jis man sakė, kad tie žmonės, tie vyresnieji, ar ne, kurie ten yra, jie sako, nemėgsta darbo, jie daro klaidas, jie netkreipia dėmesio į detalės, jiems tiesiog neįdomu. Ir dėl to jų nieks nenori nei kviesti kitur, nei to atlyginimo kelt. Ir sako, kas geriausia buvo tam draugui, čia tik tai pusė istorijos. Jis pradėjo keliauti į užsienį, nes užsieniečiai iš lietuvių irgi perka paslaugas tas. Kad atvyk pas mus ten į Švediją, į Norvegiją, padaryk tam tikras, kaip sakant, patikrinimus ir kainuoja pigiau negu samdyti vietinį meistrą, vietinę kompaniją. Ir kas atsitiko, kad jis į Švediją vieną kartą nuvarė, labai gerai pasirodė, labai gerai anglų kalbą mokėjo, labai gerai komunikavo, labai gerai atliko savo darbą. Tada atsirado kitų specialistų, kurie sako, davai dar Paulių pakvieskit pas mus. Gerai, Paulius vėl važiuoja, Paulius vėl važiuoja, Paulius vėl važiuoja. Po poros mėnesių jam pasakė, žiūrėk Pauliau, gal tu nori mums dirbti. Švedai jį pakvietė patį. Ir jisai sako, atlyginimas švediškas, tai žinot, pasaka, bet Švedijoje dirbti aš negaliu. Jis sako, žiūrėk, tu gali čia pas mus nebūti, jei tau neišeina, tu atvažiuok kartais padirbėti. Atvažiuok ten kartą į mėnesį, atvažiuok ten 2 kartus į mėnesį, priklausomai nuo situacijos. Ir jisai sutiko su tuo. Ir jisai, kaip sakant, važinėjo jau ant 3 metus pas švedus, gauna švedišką atlyginimą ir jam net nereikia visą dieną dirbti. Jis nuvaro ten, padaro darbus. Aišku, kai jis būna ten, jam reikia dirbti labai intensyviai. Kartais jis po 12 valandų dirba, kad per 2 savaitės padarytų visą projektą. Ir tai yra sunku, bet jam darbas patinka. Ir jis gali kasdien po 12 valandų dirbti ir nepervargti, nenusikalti, jūs įsivaizduojat. Ir su tokiais rezultatais jis paskui grįžta į Lietuvą ir jam visas laikas laisvas jo. Jis gauna švedišką atlyginimą, Lietuvoje nieko nedaro, tol, užsiima hobiais tiksliau, ne tai, kad nieko nedaro, užsiima hobiais tol, kol vėl pakviečia ten važiuoti. Ir jau taip kelis metus dirba. Ir po 3 metų jam pasakė, žiūrėk, Pauliau, tu taip gerai dirbi, tau taip gerai sekas, gal nori būti mūsų kompanijos bendrasavininkiu. Iš viso. Gal nori dalį mūsų kompanijos tiesiog savo pasimti. Nes mes esam suinteresuoti tave išlaikyti, ant tiek tu geras specas. Tai tiesiog, kas iš viso to išėjo, jis šiais metais Kaune nusipirko butą, didžiulį, be jokios paskolos, be nieko, tiesiog iš santaupų, kurias jam ta švedai davė. Ir gyveno be jokių problemų, finansinio klausimų pas jau daug metų nėra.
Ir vien tik dėl to, kad jis darė veiklą, kurią jis iš tikrųjų myli, kuriam patinka. Jam patinka su elektra, jam patinka su fizika, jam patinka paprograminti, jam patinka savo rankas priliesti prie tų, elektros, visų sistemų, jam patinka tai. Ir viskas. Ir jis, kaip sakant, karjerą iš to sukūrė. Tai jeigu turit mylimą veiklą, kurią galite realizuoti per karjerą, puikiai, varykit, darykit tai, nes tai irgi bus labai labai sėkminga, aš jums galiu tą prisiekti. Ir tikrai esate tikriausiai girdėję tų istorijų, kaip antiek žmogus gerai varo, kai jį tiesiog kitos kompanijos bando persivilioti pas save. Tu tik ateik pas mus, tu tik skirk mums savo žinių ir laiko. Mes tau ten galėsim daugiau mokėti, mažiau dirbsi, žodžiu. Tai karjera irgi labai realus dalykas. Kitas momentas yra verslas. Verslas išsiskiria tuo, kad tau niekas nepasako, ką daryti. Versle tu pats turi rasti savo klientus, versle tu pats turi sukurti visus procesus, kaip klientus aptarnauti, kur savo paslaugas teikti, kaip jas teikti. Versle vis laik atsitinka kažkas neplanuoto, netikėto ir tu esi atsakingas, kad tą sutvarkytum. Bet jeigu tu verslą teisingai sukursi, tu per keletą metų gali gyventi taip neįtikėtinai patogiai ir lengvai, kad tu gausi daug pinigų ir dirbsi tik tai kelias valandas per dieną. Ir mano vienam draugui būtent tas ir atsitiko. Jis, kaip sakant, studijavo fiziką, tada taip pačiu dailės akademijoje studijavo fotografiją, bet jam nepatiko nei vienas, nei kitas. Jis abu metė, sako, man neįdomu, aš noriu dirbti, aš noriu pinigų, aš noriu, kaip sakant, daryti kažką realaus. Ir jisai bandė vieną darbą, bandė kitą, bandė trečią, bet jo tai netenkino. Kol galiausiai jisai su kitu draugu tiesiog įkūrė juvelyrikos verslą. Nes draugas yra labai talentingas juvelyras, labai gražius kūrinius kūrė, labai paveikiančius, jis pats toks meno įsikūnimas, tiesiog labai įdomi asmenybė, bet jis visiškai nesugeba susigaudyti su buhalterija, jis nesugeba susiderinti su procesų valdymu, nes jis menininkas, jam nėra įkvėpimo, aš neišrašysiu tos sąskaitos dabar, aš nenoriu ir jis nerašo. Pas jį tokios nesąmonės, jis negali savęs priversti, jis sąmoningas, tvirtas žmogus, bet jam tiesiog neišeina to padaryti. O vat kitas draugas, jam reikia, aš padarau, reikia su klientai susišnekėsiu, reikia parduoti, aš parduosiu, reikia rasti procesą, reikia rasti meistrus, aš rasiu. Ir jie po poros metų sėkmingos veiklos, kas jie buvo sunki pradžia, tikrai, visiems verslam pradžia yra sunki, nes labai daug procesų, kurių tu nežinai, bet kai jis juos jau suvaldė, jie dviese keliavo pusę metų į Balį, tiesiog dirbti per atstumą. Ir gavo gerus atlyginimus ir jie galėjo per atstumą, kaip sakant, tą verslą prižiūrėti, patys net neįsikišdami Lietuvoje rankų ir tiesiog pusę metų savo čilint ir dirbti per atstumą. Galiausiai tas draugas dabar taip gerai gyvena, kad jisai antiek viską sutvarko, kad jis dirba 4 valandas per dieną, šiuo metu kuria dar kelis savo versliukus, bando prasukti ir ten gauna nuo 3,5 iki 7 tūkstančių per mėnesį pelno. Ir dirba 4 valandas per dieną. Tai ta prasme, tas verslas, jeigu jūs jį teisingai sukūrėt, jis gali būti jūsų irgi kaip išsigelbėjimas, bet jūs turit mylėti tą procesą verslo, suprantat? Nes tas mano draugas juvelyras, jam nepatinka tai. Jis mėgsta kurti estetišką gražų meną ir gražius produktus. O tas kitas draugas mėgsta valdyti situaciją, jis mėgsta komunikuoti, jis mėgsta organizuoti, jis mėgsta managing, kaip sakant. Ir jis tame labai geras. Ir jam labai gerai sekasi. Tai irgi, daro tai, ką myli, turi laisvę visą gyvenime, daug laisvo laiko ir daug, kaip sakant, finansinės laisvės irgi, daug babkių turi. Ir viskas. Ir jam su to viskas yra labai gerai. Tai vat, karjerą papasakojau, ar ne? Verslą papasakojau ir tada šokam prie meistrystės. Dar apie verslą vienas dalykas. Yra kalbama, kad jeigu tu sukuri verslą, tu turėsi dirbti 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę. Ir pačioj pradžioj tai dažniausiai yra tiesa. Nes nėra stabilios sistemos, kuri, kaip sakant, būtų valdoma, kuri pati iš savęs žinai veiktų. Todėl tau reikia viską prižiūrėti. Ir gali būti vidury nakties tau paskambina, žiūrėk, atsitiko problema, varyk spręsti. Ir tu varai spręsti. Nes jei nespręsi, viskas gali sugriūti. Bet nepaisant to, daugybė žmonių įkuria verslus, daugybė žmonių sukuria sėkmingus verslus ir tai tikrai nereikia to bijoti. Ir kas yra smagiausia, kad verslui nėra mokyklos. Kaip ir su Gintautu kalbėjom šiandien, jeigu jūs kažkas moko verslo per paskaitas, bet pats nėra sukūręs verslo, neklausykit to žmogaus, nes jis nežino, ką šneka tiesiog. Jis gali, ChatGPT jums daugiau pasakys nei tas žmogus, jūs gali būti tuo tikri. Tai va, ir sekantis dalykas yra meistrystė. Man asmeniškai šitas yra įdomiausias. Kai tu būni antiek geras meistras, antiek savo srities ekspertas ir žinovas, kad pas tave žmonės patys ateina ir sako, suteik man šitą paslaugą, pravesk man ten mokymus, pabūk mano ten konsultantas, padėk man išspręsti šitas problemas. Nesvarbu ką, bet jeigu tu esi savo srities ekspertas, bet meistriškas, pas tave žmonės patys tiesiog ateis. Rimtai. Ir aš turiu tokį draugą, kuris irgi fiziką studijavo. Ir jisai dabar yra terapeutas. Ir jis jau 15 metų tą daro. Draugas studijavo fiziką
Bet paskutiniam kursė suprato, kad jam neįdomu mokslo tas procesas, jam neįdomu pats, kaip sakant, darbas laboratorijoje, jisai suprato, kad jis žmonėm domisi ir kad jis nori jiems padėti, ar ne? Ir jisai pradėjo domėtis psichoterapiją, psichologiją, visais tais dalykais, pradėjo visokius kursus vaikščioti ir pradėjo tiesiog konsultuoti žmonės. Ir jam tas taip patiko, jį tas taip vežė, taip užpildė ir įprasmino, kad jisai pradėjo tą daryti tiesiog visą dieną, visą laiką. Jis, ta prasme, nuo ryto iki vakaro domėjosi. Ir jisai ten krūvą kursų pasibaigė. Ir galiausiai po 15 metų šitos veiklos jis ant tiek sėkmingas meistras, kad jisai visiškai niekur savęs nereklamuoja, o žmonės pas jį visi eina ir eina. Eina ir eina. Ir tiesiog, ta prasme, visi pas jį, kaip sakant, nori apsilankyti, eilės didžiulės, jis ima po 70 eurų už valandą. Įsivaizduojat, tu valandą šneki ir gauni 7 eurų. Tiesiog, ta prasme, už šnekėjimą. Aišku, ten yra daugybė įgūdžių po to šnekėjimo, bet tiesiog skamba kaip pasaka, bent jau man. Ir jis tiesiog taip gyvena. Ir jam to finansų užtenka, jis tiek niekur plėstis nenori, nes jis daugiau žmonių nenori pas save priimti, jom visko per akis, visko pakanka. Ir tiesiog, kai būni tikras savo srities meistras, tiesiog žmonės pas tave patys eis. Ir kitą klasioką turiu, Paulius toksai, ar ne? Jisai dar mokyklos laikais remontavo mašinas su tėčiu kartu, bet jis grinai su elektronika dirbo. Ir jam dar mokykloje labai greit sekėsi, jis, kaip sakant, labai greit tada uždirbdavo. Ir galiausiai, kaip sakant, kai išėjau studijuoti, jisai labai greit suprato, kad dėstytojai žino mažiau negu jis programavime pačiam. Nes jis jau buvo specializavęsis, jis jau buvo prisilietęs prie, kaip sakant, visų tų savo veiklų. Ir dabar, kaip sakant, jisai toks sėkmingas, kad tiesiog visą dieną dirba prie tų mašinų, su jų elektronika, jam tas patinka, jis tą myli, pas jį žmonės visą laiką eina ir jis, ta prasme, irgi labai gerą finansinį gyvenimą turi. Tai iš esmės, kiekviena jūsų mylima veikla gali būti realizuota šitam pasauliui, tiesiog jūs turite rasti, kaip sakant, kokiu būdu norite eiti. Ar norite kurti karjerą, ar norite verslą kurti, ar norite būti meistrais. Ir aš tikrai tikiu, kad kiekviena veikla gali būti realizuota kažkuriam iš šitų 3 dalykų. Tiesiog reikia būtent rasti jūsų tą tinkamą dernį, jūsų tą tinkamą nišą, kurioje jūsų tas talentas gali būti pritaikytas. Tai dabar klausimas jums. Tikriausiai vienas baisiausių, kuriuos galit gauti, tai ką jūs norite veikti savo gyvenime? Kaip? Nieko nenori veikti. Geras atsakymas, dažnas atsakymas. Kas žino, ką nori veikti gyvenime? Pasiek savo komfortą. Geras atsakymas. Kas dar žino, ką nori gyvenime veikti? Ingrida? Ne? Taip. Ačiū už tavo pasisakymą. Aš labai dažnai... 51 bus vis dar vis kalbu. Mama? Čia viskas normalu, čia tiesiog viskas dinamika yra. Taip. Tu negali užmigti ir sakyti, aš čia taip, žinai, jau įsitaisiau kažkokiam kabinete ir man patogu. Jo. Ar OABą turiu ir žinai susitapatinu su OABą. Aš nebuvau susitapatinti. Nes čia tokia dinamika, jeigu save tyrinėsit, kaip jūs išmokys jūs tyrinėti, nes mūsų tai niekas nemokė šitaip savęs tyrinėti. Dėl to mes užtrunkam. Šitas žmogus, ką kalba jum, jeigu jūs pradėsit save tyrinėti, patikėkit mane, jūs daug greičiau padarysit visą tai, nes mes dar vis užstrigę. Aš negaliu sakyti, viskas gerai, čia mes visko nuveikę ir verslų karjeros pabandė, bet ta prasme, jūs greičiau atsistosit ir kalbėsit kitiem. Nes mums tai reikėjo 10 metų, kad mes išdrįstume pasipasakoti apie save. Taip. Ir dauguma dar tyri, net jūsų tėvai nepapasakojo apie savo. Jo. O čia žmogus po 12 metų kalba, o jūs dar anksčiau turėtumėte apie tai kalbėti. Ir toks yra mano tikslas, kad jūs laimę pasiektumėt greičiau nei aš, greičiau nei praeitos kartos. Tikslas padėti jums greičiau. Jo, įkvėpti jūs, tiesiog daryti dalykus. Ne kažką atimti iš jūsų, Jo. nes įvairovė tikrai yra labai didelė, bet niekas nemoka tyrinėti. Bet kaip girdit, dauguma žmonių nežino, ko nori iš gyvenimo. Ir aš kalbu su dauguma savo bendramžių, jie irgi dar nežino. Jie gali būti sėkmingi, turi karjeras, turi, kaip sakant, tų pinigėlio, viso kita, ten būtus, mašinas ir panašiai. Ir jie tiesiog negirdi savo širdies balso, to, kas pas jos viduje vyksta. Ir aš labai ilgai galvojau, o kodėl taip yra? Kodėl žmonės nežino, ko nori? Ar ne? Ir viena iš priežasčių, ką aš labai greit supratau, tai kad mes turim labai daug triukšmo aplinkui save. Ir duosiu pavyzdį. Jeigu tau, kaip sakiau prieš tai, tėtis pasako, tu, sūnau, turi studijuoti teisę. Bet čia ne mano dalykas. Ir tu studijuoji 4 metus, galiausiai būni laimingas, išeini dirbti auto detalių parduotuviai. Kas yra visiškas downgrade'as. Jeigu tu esi, žinai,
tokioje šeimoje, kur sako, tu turi būti medicinos studentė ir būti medikė, nes čia labai prestižinė specialybė ir taip toliau ir panašiai. Tada sužinai, kad tu kraujo nemėgsti. Ne? Kai kažkas kitas sako, tau reikia iki 30 metų ten uždirbti ten štukų ar 100 štukų ar dar kažką. Tu patiki tą idėją, tu pradedi daryti darbą, kuris tau neneša laimės, tu gauni pinigus ir sėdis tais pinigais ir galvoji, blemba, aš nelaimingas. Ir žinai dėl ko? Nes kelias, kurį tu pasirinkai tos pinigus nueiti, yra labai nefainas. Jeigu tu tuo pinigų siek tuo keliu, kuris tau yra priimtinas. Ar ne? Ir apie ką šita skaidrė yra? Apie tai, kad mes labai dažnai prisigaudome informacijos iš aplinkos, kaip reikia gyventi, ko reikia siekti, kokią specialybę dabar aš turiu pasimti, nes jinai tipo pelninga ir populiari. Bet jeigu tu klausysi išorės, o ne savo vidinio pasaulio, tu taip niekad ir nerasi tos laimės, tu taip niekad ir nerasi tos veiklos, kurią tu myli, nes tu visą laiką būsi, kaip sakant, aplinkybių mėtomas į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn, į kairę, į visas pusės. Ir tai yra labai didelė problema, nes tada žmonės ir negali tos laimės patirti. Ir aš atsimenu, aš pats, kaip sakant, buvau mėtomas tiek laiko, jūs patys matėte ten visas, 12 metų, aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę, kol galiausiai ir daug kas mano yra, jo. Nu tai tiesiog. Ir aš kai ėmiau galvoti, kodėl žmonės mėto visą tai, kodėl žmonės neranda to savęs, man atėjo toks atsakymas po kurio laiko, kad žmonės tiesiog nesukuria savo istorijos. Jie nesukuria savo legendos, jie nesukuria savo vizijos ateičiai. Suprantat? Ir dabar mes truputį padirbėsim. Nes mano idėja yra šiandien jums, kaip sakant, teoriją aš pasakiau. Jo? Kaip tai mylima veikla atsiranda, ką su ja galima nuveikti, kaip atrasti savo talentus. Bet kaip sakiau, viskas prasideda nuo to, kad tu turi turėti viziją savo kažkokią tai. Ir kaip tą viziją sukurti, tiesiog atsisėsti ir pradėti su tuo darbuotis. Jo? Įsivaizduokit, kad jūs galit nesirūpinti pinigais. Įsivaizduokit, kad jūs turit visus finansus, kur jums reikia, laimėjot loterijų, atėjo dėdė iš Amerikos, kur davė daug milijonų ir jūs tiesiog nebesirūpinat pinigais. Tai pirma užduotis yra susikurkit savo, kaip norit gyventi, kokia jūsų gyvenimo vizija būtų, ar ne? Ir čia yra keletas tiesiog tokių raktažodžių, kurie gali truputį padėti jums atsakyti tai. Kokių santykių norit, kokios šeimos, draugai, kelionės, hobiai ir taip toliau ir panašiai. Ką norėtumėt veikti gyvenime, jeigu galėtumėt nesirūpinti dėl pinigų visiškai? Ar ne? Kitaip sakant, kokio gyvenimo stiliaus norėtumėt. Apie profesiją dabar negalvokit, kaip leistumėt savo laisvą laiką. Tiesiog pasimkite tą žalią lapuką ir ant jo užrašykit po vieną dalyką. Ar ne? Ir jeigu reikės dar lapukų, parašykit dar. Ir paskui mes jas visus sudėsim ant tokio A4 formato lapo. Bet esmė, kaip pradėti ieškoti to savęs, kaip sakant, tos vizijos, tu turi tiesiog pradėti gilintis į save. Ir dažniausiai tai vyksta tiesiog per tokį paprastą retrospektyvų patyrinėjimą. Prašau. Gerai. Aš jį kelsiu paskui YouTube, tai galėsite pažiūrėti, kaip viskas baigėsi. Awesome. Tai va, tai kokį gyvenimo stilių įsivaizduojat? Galite imti ir daugiau lapukų. Esmė, kad jums būtų patogu, jeigu netai parašėt, meskite tą lapuką į šalį, paimkite kitą. Aišku, čia turim šitų kažkiek, paskui dar kitų lapukų turim, bet pabandom išnaudoti tos lipnius. Klausimas, kokį gyvenimą tu norėtum gyventi tiesiog. Ir šitie raktažodžiai, jie vien tik tam, kad jums būtų lengviau. Jeigu neteina idėja konkreti, tai tiesiog pažiūrėkite ten ir kažkas ateis. Pavyzdžiui, kokių įgūdžių norėtumėt, ar ne? Galbūt aš ateityje norėsiu išmokti labai skaniai pizzą gaminti, bet aš dabar nemoku, ar ne? Kokio draugų aš noriu, galbūt tokių, su kuriais galiu juodu humorų užsimti, nu tarkim. Ar ne, ir taip toliau. Galbūt noriu savanorystę užsimti karite, nes man tai teikia džiaugsmą. Ir vienas podcastas būtent apie tai yra, kai viena birštonietė karite savanoriauja ir jaučia labai didžiulę prasmę gyvenimo, nes jai tiesiog patinka padėti žmonėm. Kokios sveikatos norėtumėt? Ne? Visi norėtų geros sveikatos, jo, bet kaip? Ar norit sportuoti, ar norit skaniai sveikai valgyti, ar norit daug judėti, ten plaukti ežere? Aš, pavyzdžiui, mėgstu ledinę vandenį maudytis, man labai patinka. Nu. Tiesiog pabandykit parašyti, patyrinėkit, pažaiskit. Jeigu klausimas kažkam kyla, pakelkit ranką, aš ateisiu, padėsiu, įkvėpsiu kažką, pasakysiu, kas jums būtent bus labai fainai, įdomu ir malonu. Kokių kelionių norit? Apie tai galit pagalvoti. Vieni nori į kalnus, kiti nori į Havajus, treti nori į Nidą nuvažiuoti ar dar kur nors. Jos labai skiriasi.
Jau matau, kad visi parašė, ne? Daug maž. Jo? Galim toliau judėti? Tai kaip sakant, sukūrėt tam tikrą užkabinimą, tam tikrą viziją apie tai, kokio gyvenimo norėtumėt, kokio laisvalaikio norėtumėt, kaip norėtumėt savo laisvą laiką leisti, jeigu, kaip sakant, nereikia rūpintis dėl pinigų. Jo? Tai čia yra viena pusė. O kita pusė yra, jau jums reikės kitų lapelių dabar, kitos spalvos, kaip norėtumėt dirbti, ką norėtumėt daryti, ką norėtumėt veikti. Nes visą dieną gulėt paplūdimy su Margarita tikriausiai greitai atsibostų. Vieną dieną, dvi, gal, bet kažkas nesutinka, bet kiekvienam skirtingas laikas, bet galiausiai atsibosta visiems, nes ten tiesiog nėra ką veikti paplūdimy, o žmogus mėgsta veikti dalykus ir panašiai. Tai va, tai griebkit kitą lapelį, bet svarbu, kad kitos spalvos lapelis būtų. Bet pagalvokit, ką norėtumėt iš tikrųjų daryti, veikti. Ar savanoriauti kažkur, ar pardavinėti kažkokius tai, nežinau, gražius papuošalus, ar būti kažkokiu treneriu, galbūt būti kirpėja. Aš žinau, nuostabią kolegę, kuri dabar kirpėja dirbo, nors prieš tai dirbo baldų kompanijoje su manim. Jai labai patinka kirpėja būti, nes jinai sako, aš padarau žmonės gražesniais. Nuostabu. Pažįstu vieną žmogų, kuris labai myli padangas tiesiog keisti, nes jisai sako, aš padarau žmonių kelionės saugiom. Aš tuo džiaugiuosi. Kiekviena veikla gali būti maloni ir faina. Tiesiog pagalvokit, kad kas jūs įkvėptų. Galbūt norėtumėt būti drono pilotais, ar iš vis pilotais. Vieną merginą pažįstu, kuris sakė, aš noriu būti orlaivio pilotė ir aš čia būsiu. Ir viskas. Ir jinai ant tiek užsitikrinusim, kad aš žinau, kad jinai ten ir nuvarys. Pagalvokit, ką norėtumėt dirbti. Vėlgi sąlyga ta, kad jums nereikia apie pinigus galvoti irgi. Tiesiog daro tą, ką myli, tą, ką nori. Ir čia kaip vėlgi tam tikri raktažodžiai, kurie gali jums padėti, ar ne? Ar nori dirbti vienas kaip specialistas, ar nori dirbti komandoje su žmonėm, jo? Ar norit vadovauti, ar norit vykdyti, jo? Skirtumas didelis. Jeigu tu vadovauji, tu prisimi visą atsakomybę už daugybę žmonių ir daugybę procesų. Jeigu tu vykdai, tai reiškia tavo atsakomybė teisingai įvykdyti užduotį. Kaip tau, kaip sakant, pasakyti. Teisingai, tvarkingai viską gerai padaryti. Jo? Ar nori atlygio, kuris visą laiką toks pats? Ar nori atlygio, kuris priklauso nuo tavo pastangų? Jeigu tu pardavėjas, tai kuo daugiau parduodi, tuo daugiau pinigų. Jo? Jeigu tu samdomas darbuotojas, valstybinė įstaiga, tavo atlyginimas visą laiką daugmaž toks pats. Bonusai būna metų gale, bet nebūna bonus. Gaila. Paprastai būna. Turiu pažįstamą, kuri dirba 2 valstybinės įstaigose vienu metu. Ir pilnu etatu, ir ten, ir ten. Tai bonusai iš visur pareina, tai labai juokinga. Ar nori dirbti su technika, ar su žmonėm, pagalvokit. Ar prie didžiulių projektų, pavyzdžiui, architektūrą, statyti kažkokį pastatą, ar norit prie mažo projektėlio. Pavyzdžiui, ten remontuoti automobilį, kas yra labai reikalingas daiktas. Jeigu klausimų turit, klauskit, tikrai atsakysim. Man teko su labai daug žmonių bendrauti iš įvairiausių tiek studijų, tiek specialybių, tai galbūt kažką galėsiu pasakyti apie tai, ko jūs norit, kas jūs domina. Galbūt ne. Įdomiausi pokalbiai būdavo su, gal ne įdomiausi, bet tokie išskirtiniai, su žmonėm, kurie dirba prie kriminalistikos ir turi, kaip sakant, ištirti, nuo ko žmogus numirė. Arba kur morgė dirba. Labai keista praktika, bet yra tokių žmonių, jo. Su jais teko bendrauti. Jau daug maž parašėte, ne? Tai dabar sekantis dalykas yra pabandyti pasižiūrėti žaliam lapelį ir geltonam lapelį. Kaip šitie dalykai tarpusėje dera? Ar jie viens kitam neprieštarauja? Ar yra kažkokių tai bendrų taškų tarp to, kaip tu nori dirbti ir tarp to, kaip tu nori laisvalaikį leisti? Ar ne? Nes, pavyzdžiui, jeigu aš noriu visą dieną paplūdimy sėdėti, bet man reikia būti, nežinau, darbo vadovo kažkokiu, tai tikriausiai neišeis, nes tu turi su komanda laiką leisti. Bet jeigu tu esi programuotojas ir gali dirbti per atstumą, tu tikrai gali tam paplūdimy visą dieną sėdėti, gertas margaritas ir programuoti tiesiog. Tikrai toks variantas yra. Čia kaip tie mano draugai juvelyrai, kurie
Balyje sėdėjo ir nežinau, ką ten smagiai laiką leido visokiuose nameliuose, medžiuose ir užsakymus darė, kaip sakant, prižiūrėjo. Nes esmė ta, kad vis tiek tas gyvenimas, laimingas gyvenimas, jisai susideda iš 2 dalių. Iš to, ką tu dirbi, kokią mylimą veiklą užsiimi ir tuo pat metu, koks tavo visas laisvalaikis likęs. Nes jeigu tu visą save paaukoji darbui, tuo metu nelieka energijos šeimai, nelieka energijos draugams, nelieka energijos gyvūnėliams, hobiams. Tiesiog tas gyvenimas toks vienpusis labai pasidaro. Ir tikriausiai žino tokių žmonių, kurie taip gyvena. Tai kaip sakant, kuriant savo viziją, kuriant savo tą legendą, labai svarbu pagalvoti ne tik tai, kiek aš noriu uždirbti, ne tik tai, kaip aš noriu laisvalaikį leisti, bet ir kaip tas visas, kokia visuma bus, ar ne? Kad tu tikėtum, kad tave tai iš tikrųjų trauktų. Nes kitaip, jeigu tu galvosi vien tik tai, kad aš noriu būti ten programuotojas ir ten, žinai, būti ofise ir šuniuką atsivesti ir ten gauti sneksų ryte, čia viskas faina ir smagu, bet jeigu tu, kaip sakant, visiškai negalvosi apie savo laisvalaikį, tai tu vis tiek laimingas nebūsi. Ir kodėl visą šitas pratimą aš padariau tokį, kad pabandytumėt pažiūrėti į tą, kaip aš galiu rasti viso šitoj visumoje kažką, kas į mano gyvenimą gražiai įsilietų. Kaip tie mano talentai galėtų įsilieti, ar ne? Kaip tie mano mylimos veiklos, kuriuos aš dar nebūtinai radau. Kokios veiklos galėtų, kaip sakant, man padėti gyventi gyvenimą tokio, kokio aš noriu. Kad gyvenimas būtų ne tik tai atsitiktinumų, žinai, visuma, kas dažnai būna, ką ponia nuostabiai pasakė, kaip viskas kinta, kaip viskas, kaip sakant, malasi. Kad jūs turėtumėte tą kontrolę to gyvenimo, ar kad galėtumėte, kaip sakant, savo kryptį nusistatyti, kuri jums būtų priimtina, kuri jums būtų maloni, kad jūs būtumėte savo likimo kalviai, o ne smiltelės, kurias tiesiog vėjas nešioja. Ir viskas prasideda nuo to, nuo vizijos, kokią aš viziją gyvenimo noriu sukurti. Ir tada to gyvenimo vizijoje jūs galite žiūrėti, kokia profesija, koks verslas, kokia meistrystė man padeda tą viziją įgyvendinti. Ir vis tiek jūsų norai, jūsų, kaip sakant, troškimai, jie atspindi jūsų vidinį pasaulį. Ir jis pasako daugiau apie tai, ko jūs norit būti užaugę, kaip sakant, negu ten mamos ar brolio ar tėtės rekomendacija, ką studijuoti. Tai jeigu jūs, kaip sakant, pažvelgsit giliai į save, ir šitas pratimas, aišku, jis tik pradžia, toks užkabinimas, nes realiai tai reikėtų atsisėsti, normaliai ten parašyti valandėlę, galbūt ten 1:20, bet taip greitai, taip į save pasižiūrėti ir pažiūrėti, ar mano laisvalaikis ir mano darbas, kaip aš įsivaizduoju, ar jis man padeda, ar jie iš viso dera tarpusavyje. Ir kaip Gintautas pasakė, pas jį realiai viskas iš karto buvo pataikyta. Tai labai gerai, tu, kaip sakant, laimėjai tą loteriją iš karto. Tu teisingam kryptį, nes pas tai viskas jau, kaip sakant, susivienyje. Nes jeigu darbas trukdo laisvalaikiui, o laisvalaikis trukdo darbui, tada, kaip sakant, sunku. Ir galiausiai, kai turi savo viziją, ar ne, kai dar nesi jaunas ir nesi visų talentų atradęs, nesi įsivardęs juos, vienintelis būdas iš tikrųjų atrasti juos ir įsitikinti, jog jie yra tikrai mano ir jie tikrai man neša laimę, meilę ir džiaugsmą, tai yra tiesiog bandyti gyvenime, testuoti, eiti praktikas, eiti į užsiėmimus, bandyti rasti žmonių, kurie daro tą darbą, bandyti pas juos praktiką atlikti. Ir pats lengviausias būdas tai iš tikrųjų pabandyti surasti tuos žmonės socialiniai medijoje. Nes dabar visi rašo apie tai, ką jie veikia, apie tai, ką jie daro, jie stengiasi kaip įmanoma būti labiau skaidrus. Tai pabandykit surasti tokių žmonių. Aš tikrai tikiu, kad jeigu Lietuvoje nėra lietuviškų tokių akauntų, internete angliškai tikrai rasit. Kaip kažkas, žinai, dirba stiuardese, kaip kažkas yra, žinai, dailininkas, kaip kažkas yra, tarkim, nuostabus mechanikas ar nuostabus pardavėjas. Pažiūrėkit, kaip jie gyvena, kaip jiems sekasi. Ir pabandykit įsijausti į tą žmogų, ar man tai rezonuoja, ar mane tai traukia. Nes kaip dažniausiai mano bent jau pažįstami, kurie rado savo veiklas, tas mylimas pakankamai greitai, jiems tiesiog pasisekė atsidurti laiku ir vietoj. Jie nuvarė pas specialistą, pamatė, kaip jis dirba ir suprato, kad čia mano dalykas, aš to noriu visą likusį gyvenimą. Ir kelis tokius žmonės pažįstu. Bet mums visiems kitiems, kuriems nepasiseka šitoje srityje, mums pasiseka kitose srityse. Bet nepaisant to, mes turim, kaip sakant, ieškoti savęs ir ieškoti per praktiką. Tiesiog eiti tą gyvenimą, žinokit, turite eiti, turite bandyti. Ir pirmas žingsnis tai tiesiog rasti žmonės, kurie kelia socialinės medijas, tai, ką jie daro, tai, kas jums įdomu ir pasižiūrėkit, ar jūs tai traukia. Tikrai pasižiūrėkit. Klausykit įvairiausių istorijų, kaip žmonės pasakoja. Tas irgi labai gali užvesti ant kelio. Bandykit, aišku, šitas jau daug sunkesnis, bet bandykit eiti praktikas visokiausias. Maža miestelį sunkiau, bet yra toks vienas dalykas, kad visi šviesų žmonės, visi šviesūs vyresni žmonės, jie mėgsta perduoti savo patirtį, jie mėgsta pasidalinti savo žiniomis. Tiesiog toks instinktas pas mus yra. Nes tu vyresniam amžiui tu nori dalintis. Ir jeigu jūs tikrai parašysit gerą motyvacinį laišką,
ChatGPT tikrai jums padės, nes visi mokate jo naudotis, aš įsivaizduoju dabar. Jūs tikrai galite to žmogaus dėmesį patraukti. Ir praktika atrodo sunku, atrodo baisu, bet iš tikrųjų jūs galite tą padaryti. Nes kitas dalykas, jeigu pateksit kažkur ir pasakysit, žiūrėk, aš labai noriu šito pasimokyti, aš to nebandęs, bet aš noriu išbandyti ir jeigu leisi, aš tau padėsiu, būsiu kaip pameistrys, tiesiog dirbsiu už dyką, tiesiog. Ir darbo jėgos, kuri nemokama ir gera, nieks neatsisako, žinokit. O jūs gausit iš to praktikų, jūs gausit pabandyti, ar tai tikrai jūsų, ar jums tikrai tas patinka. Tai va. Ir aišku, pats geriausias būdas patikrinti, ar man tai patinka, tai yra tiesiog įsidarbintoje pozicijoje, pabandyti ištestuoti ir tada tikrai žinosit, ar čia mano, ar čia ne mano. Kaip aš dariau 12 metų realiai. Testavau vieną po kitos, kad suprasčiau, kur mano vieta ir kur ne. Tai va. Tai kaip sakant, čia paskaitos pabaiga. Ačiū už jūsų visų dėmesį ir kad čia susirinko. Tikiuosi, kad atnešiu jums vertės ir naudos. Aš tai įrašą padariau. Sumontuosiu, sudėliosiu, kad būtų, kaip sakant, malonu pažiūrėti tiem, kurie dar nematė, kurie dar negalėjo. Ir šiaip, jeigu klausimų turit man, aš esu vis laik atviras pokalbiam, patart, kaip matot, mėgstu dalintis, mėgstu klausti, mėgstu domėtis, tai jeigu galėsiu kažkam padėti, ar kažkokią istoriją papasakoti, ar kažkur užvesti ant kelio, tai visą laiką galit susirasti Facebook'e. Aš visiškai neseniai susikūriau šitą laimės teorijos Facebook'o page'ą, tai jisai visiškai naujas, ten tų sekėjų nėra. Ir rasti kartais būna sunku, bet žodžiu, ieškokit, žodžiu, laimės teorija ir people. Ir jeigu jums įdomu, galite mane ten susirasti, parašyti, aš tikrai jums atsakysiu. O taip, pats podcastas, tai jeigu nori daugiau istorijų išgirsti sėkmės ir paieškų ir viso kito, tai YouTube'ai turim laimės teorijos kanalą. Ir Spotify'ui lygiai taip pat irgi turim laimės teorijos kanalą, kuriame, kaip sakant, galite visas tas istorijas, apie kurias aš kalbėjau, dalį tų istorijų, apie kurias aš kalbėjau, paklausyti tiesiog patys. Ir įsikvėpti ir pamatyti, kaip žmonės mylimą veiklą, kaip sakant, atranda. Ir kaip ją realizuoja tiesiog. Tai va, tai čia buvo tokia ta paskaita apie tai, kaip rasti mylimą veiklą ir kaip ją realizuoti. Tai va, tai tikiuosi, kad truputį įkvėpiau, parodžiau, kaip gyvenime galima surasti tai, ką tu myli ir kad truputį aiškiau pasidarė. Nes vėlgi, jeigu turi dar klausimų, tai tikrai rašykite į tą Facebook'o tą kanalą, pakvieskite draugus, aš jums atrašysiu. Ir jeigu turit kažkokio tai neaiškumų, tikrai manau, kad galiu šį bei tą užvesti ant kelio. Ir įkvėpti, nes mano toks tikslas, man tas patinka ir mane tas veža. Įkvėpti žmonės, aš tą darau dėl to, kad man tiesiog labai patinka. Tai va, tai tiek turėjau pasakyti jums, ačiū, kad susirinkot. Ir dabar aš tai niekur nebėgu, jeigu norit kažko paklausti, klauskit. Bet ta oficiali dalis, kaip sakant, baigėsi čia.